Sveiki, čia ir vėl laida gyvai iš studijos. Ir šiandien pas mus svečiuose Milda Dimigevičiūtė. Labas. Labas, labai smagu čia būti. Milda yra marketingo specialistė, turinio kūrėja ir coacherė, taip? Taip, coacherė širdį ir ant popieriaus, bet šiaip nuo pat vaikystės mėgdavau tos klausimus, tokius uždavinėti žmonėm, bet jo, esu ir pasibaigus. Bet šiuo metu ne coachinu žmonių labai aktyviai. Tai papasakok apie save, ką veiki gyvenime ir kaip tau sekasi. Okay. Tai šiaip labai plati yra tokia tema apie mane visą laiką. Visiems žmonėms tikriausiai labai sunku prisistatyti, kas čia jie tokie yra, nes atrodo visai gali būti viskas gyvenime. Bet šiaip, kaip ir pristatei, taip ir yra. Esu marketingistė, jau 7 metus dirbu su marketingu, padedu verslams apie save komunikuoti tinkamu būdu, kad jie būtų autentiški, kad jie pritrauktų auditoriją tinkamą. Tai va, tai su tuo dirbu. Tada turinio kūrėja irgi kuriu turinį savo labiausiai, aišku, ir klientams kuriu, bet aš labiausiai ir savo dabar tiesiog turiu tikslą, aš noriu tapti, kaip sakant, meistrė turinio kūrime ir pasiekti tam tikrus savo tikslus užsibrėžtus, labiausiai jie susiję yra su disciplina, su nuoseklumu, su tiesiog darimu tų dalykų ir tiesiog matau tame įdomumą ir matau tame prasmę, kas yra svarbiausia. Tai tu nori būti, ar ne, pavyzdys, kaip turėtų atrodyti, tarkim, socialiniai tinklai, ar ne? Norėčiau, taip. Aš norėčiau pasiekti tą lygį, kai aš jau būčiau pavyzdys kažkam, kad aš jau ilgai kūriau ir aš jau turiu savo, kaip sakant, tą credibility, savo proof, ne vien tik tais diplomą ar kažkokius tai klientų dalykus, bet ir pati savo profilį. Man tas yra labai... O tu dirbi individualiai ar su agentūra, kaip tu... Tai individualiai, kaip ir tiesiog turiu klientus, turiu... pavienius, turiu ilgalaikius klientus, turiu tiesiog savo irgi projektą šitą. Tai tiesiog... Nes 7 metai tai nemažai. Tai anksčiau esu dirbus ir ant popieriaus, ta prasme, tiesiog, žinai, kai ten dirbi, tiesiog, įmoniai. Taip, susitartim. Taip, tai va, esu ir taip dirbus, bet esu daug freelancinus. Tai labai įvairialypė tokia. Tai šiuo metu freelancinė, ar ne, labiau? Taip, bet yra klientai, kurie, aš jaučiuosi, kad aš jiems tiesiog, ne tai, kad jie man yra kaip klientas, bet aš tiesiog jau ten, to įmonėje vos irgi įsiliejus, tai jaučiuosi ir taip. O tu tiesiog patari kažkokiais pasidalini, irgi tipsais gerais, ar ir pati užsiemi būtent kitų įmonių, ar ne, verslų socialiniais tinklais? Tai iš tikrųjų yra įvairių klientų. Vieniems aš tiesiog patariu, tarkim, jie tiesiog, pavyzdžiui, nori pasirinkti konsultacinį modelį, gal neturi daug finansų, pavyzdžiui, ir tiesiog kokią nors konsultaciją pasidarom 1 kartą į mėnesį arba ten kokią mentorystę. Tai kai kuriem taip, tokį principą dirbam, su kitais vienkartinį projektą kažkokį pasidarom, ten, tarkim, kažkokią reklamą pasileidžiam ir viskas, ir po to tiesiog prižiūrim, pasikalbam ir tiek. O kitas yra dar tipas klientų, kur tiesiog darau viską hands-on, aš sakau, tiesiog viską implementuoju, darau reelsus, darau ten turinį visą, žodžiu, viską. O kaip tu manai, kuo tavo pačios turinys yra išskirtinis? Kuo tu daliniesi? Kur dabar būtent kuriu savo grinai, ne tai, kad klientai, nes aš atskirti. Savo. Dabar apie savo kalbą. Tai klientai jau čia viską išsiaiškino, dabar grįžkim prie asmeniškumo. Taip. Kuom išskirtinis? Labai sunku šiaip yra išsiskirti socialiniai medijai, bet aš stengiuosi, aš sakyčiau išskirtinis tom, kad aš visiškai eksperimentuoju, kaip tik tais noriu, nes aš neturiu ką prarasti, aš savo kuriu, aš ne klientai kuriu, tai aš galiu visiškai eksperimentuoti, nusišnekėti, bišį gal kažką, ar ten sufeilinti, tiesiog kuo daugiau aš ištiestuoti noriu įvairių galimybių, įvairių būdų, kad tiesiog, kad praeit visą tą kūrėjo kelią. Aš galėčiau pasamdyti, tarkim, komandą, kuri man ten viską padarytų, viską sumontuotų už mane, visus briefus paruoštų, tenais 5 žmonių komanda už manęs, kad būtų. Ir kas iš to, aš to nieko negalėsiu padėti, net man jau bus viskas labai greit padaryta. O aš noriu praeit kuo sunkesnį kelią, tiesiog, kad kuo daugiau galėčiau padėti žmonių po to. Tai apie ką yra tavo turinys? Tai mano turinys yra šiaip, vadinasi, Milda Vision, čia ne reklama, bet tiesiog pavadinimas toks labai daug ką pasako, kad aš turiu viziją, bet ta vizija pas mane yra, kaip aš sakau, my vision is alive, jinai visą laiką gali kisti. Tarkim, aš nežinau, kaip aš dabar gal noriu vienaip jaustis atsikėlus ryte, gal aš po kelių ten dienų norėsiu kažkaip kitaip jaustis. Ir aš labai noriu tą savo viziją, kad aš tiesiog kinta ta vizija ir man yra viskas tuo ok, kad jinai po truputį kinta. Vis tiek kryptis panaši, bet jinai gali kisti ir tai yra normalu. Ir tas pats mano turinys, aš kadangi eksperimentuoju, tai labai irgi parodo, kad aš tiesiog realiai aš laužau taisyklę marketingo, kur marketingo taisyklė yra pozicionavimas. Tu negali kažkokiu nesąmonę ten daryti, tiesiog turi
išsirinkti savo strategiją, laikytis, pozicionavimas, tonas, ta prasme, stilius, šitas visas brandbukas. Ištaisyti vientisumą, taip, vientisumas, visiškai viskas vienodai turi atrodyti ir jausti žmogui, o aš šitą breikinu visiškai taisyklę ir aš bandau kuo daugiau skirtingų kampų testuoti, kad suprasti, kas iš tikrųjų veikia ir da kartu su tą dar savo autentiškumo tokia, prizmė kažkokia. Tiesiog aš sudėsiu tai, kas veikia, plus kas yra autentiška. Ir tiesiog aš manau, kad tai yra raktas į sėkmę, bet dar plus yra nuoseklumas. Nuoseklumas taip, be abejo. Dėl to mes rodome šias laidelės kiekvieną savaitę labai ištikimai ir stengiamės to nuoseklumo irgi laikytis, kas, manau, duoda rezultatus. Bet, pavyzdžiui, gal pastebėjai dabar bandydama, kas suveikia. Pavyzdžiui, sakai, ar ne, laužai taisyklės, keli vieną, keli kitą, bet iš principo tu daliniesi savo kasdienybę. Ne, aš dalinuosi marketingo visokiais dalykais. Tu grinai apie marketingą. Jo, aš angliškai kuriu viską, tai žinai, čia man kas yra sunku, aš visą laiką žiūriu, mano visus reelsus žiūri lietuviai, ta prasme. Ir mane nervina, nes aš tai noriu, kad prasimuštų, ta prasme, į kitas auditorijas. Aš galvoju, gal naują profilį pradėti, ta prasme, nes, man tiesiog, mano tikslas yra global. Okay. Tai algoritmas mato, kad lietuviams įdomu ir jie žiūri. Bet aišku, dar nėra, kad pasiekia labai daug tų peržiūrų, tiesiog pati pradžia dar. Tai kas suveikia? Tai kas suveikia, žiūriu, aš visą laiką į peržiūriu šitus viewsus. Kiek žmonių pažiūrėjo mano video. Aš ir followerius, laikus man visiškai kol kas nesvarbu, aš tiesiog žiūriu, kas veikia iš tos pusės, kad algoritmas pradeda pushinti daugiau žmonių. Tai kas veikia yra labai toks, mano pirmi video buvo ant trendo užkabinti. Tai buvo trendas, gal žinot, HR-as tenais, kur su tuo SEO astronomer. Per Coldplay koncertą tenais apskabino ir visi tenais labai apie tai kalbėjo. Tai aš sakau, man reikia pradėti, nes jeigu aš dabar ant šito trendo nepradėsiu, aš niekada nepradėsiu. Tai tu imi iš to, kas vyksta, kas populiaru. Ir apie tą kalbėjai, apie tą rodai, sakai. Pradžioj tai buvo ir iš tikrųjų mano tai geriausia buvo video tie du, būtent apie tą trendų dalyką. Bet, nes aš ten tokį kampą irgi ten paėmiau, kad kaip čia reikėtų daryti, ten, toks labiau psychology buvo kampas, sakyčiau, ir marketing, ir psychology, toks savęs, savo brandingas, sakyčiau. O pavyzdžiui, toliau aš nebenagrinėjau šito kampo visiškai. Ir mano peržiūros iškart krito, nes aš tiesiog nebefollovinau to pačio. Tai irgi toks labai įdomus dalykas. Stebėti, pavyzdžiui, buvo 1800 peržiūrų pas pirmas video, gal ir antras, o po to jau ten tik keli šimtai peržiūrų. Ir aš tiesiog toliau turiu daryti tą. Nors ir aš matau, kad, aš norėčiau gal virš 2000 galbūt peržiūrėti, bet aš turiu vis tiek daryti tą nuosekliai ir viskas. Aš žinau, kad aš labai fainai, kad aš turėjau tą patirtį, kad buvo nuo pat pradžių daug, nes aš pamačiau, kad įmanoma reiškia. Įmanoma daugiau šiek tiek. Aišku, čia nėra labai daug, nors kai ten buvo 50 000 peržiūrų, aš turiu klientą, esu kaip darius, tai aišku, būdavo ir tiek. Bet šiuo atveju tai aš matau, kad yra įmanoma, reikia labai nuosekliai daryti. Bet tai jeigu tu vaikaisi tų trendų ir gaudai, ar ne, kažkas dabar on top, kaip sakant, ar neprarandi savo autentiškumo kažkokio? Tai vat būtent, kad aš tos pirmus video ant tų trendų dariau, kurie pasisekė visai neblogai, o po to aš dariau ant savęs. Aš tiesiog dariau, perėjau. Tiesiog aš supratau, kad aš nenoriu daryti vieną ant trendų viską. Taip, nes dabar, pavyzdžiui, aš taip būna taip, kai scrollini, nesvarbu Instagramą, tarkim, tai žiūri vienas profilis, video tam, kažkokia tema, ne, tam, nes yra labai daug pas mus tokių, kur perkuria savo, patys nusifilmuoja, patys suvaidina, bet scenarijus kartojasi kaip blynus, tokius, sakau, kaip kepa, ir tu žiūri, veidai tik keičiasi, bet esmė ir ką ten rodo, tai tokie, kur humoro truputį, ten pažvengt, pasijuokt, apie nieką, apie kažką, ten nesuprasi, bet va tokie viens po kitą. Tai aš turiu pasakyti apie šitą dalyką, iš tikrųjų viena yra iš strategijų, kad daro labai žymus ir pasisekę turinio kūrėjai. Jie rekomenduoja eiti į, tarkim, čia irgi tipsas tiem, kas nori pradėti. Tiesiog eina į tą explore page'ą, įsiveda savo nišą, ten, tarkim, mano niša yra marketing ir ten content creation ar ten dar kažkas, arba ten, pavyzdžiui, gal kažkieno iš žiūrovų bus koks nors fitness, pavyzdžiui, ne, ar ten kažkas, įsiveda savo nišą ir jie ieško gerai pasisekusių video, kurie turi daug peržiūrų, geras hookas, geras visas turinys ir jie tiesiog perkuria, šiek tiek padaptuodami pagal save. Ir tai skaitosi, tai veikia. Tai iš tikrųjų veikia ant popieriaus, ant
praktikoje viskas. Aš pati esu šiaip taip darusi, tikrai veikia. Ir visai man smagu buvo, bet iš tikrųjų, jo, yra tas momentas, kad tada tu prarandi tą autentiškumą, nes tu tiesiog kopijuoji, tą rodo kažką, ką matėjai. Ir nežinau, vat toks, kažkaip keistai truputėlį. Jo, jeigu neneši savo, tai tikrai yra nuobodu. O tai gerai, gal dar kažkokių marketingo triukų kažkokių čia mums galėtum papasakoti, kad žiūrovam būtų naudinga ir įdomu? Jo. Aš manau, kad didžiausias triukas ir didžiausias patarimas yra tiesiog daryti ir nenustoti daryti net tada, kai tu nematai rezultatų, kokių tu norėtum matyti. Ir čia yra toksai mind games tokiais jungia, nes tu nematai rezultatų, tavo atrodo, kad tu kažką blogai darai, kad reikia keisti strategiją, kažkokią kitą profilį, ar ten kažkaip kitaip save pozicionuoti, ar ten kažkokius kitus video daryti, čia nepatinka žmonėm. Bet va čia yra tas labai sunku su savim susidilinti pradžioje, ypač kai nėra kažkokių labai didelių rezultatų. Tiesiog bandyti, užsidėkit didesnį tą periodą, nedėkit tenais tik tais, kad mėnesį pakursit, nepaėjo, tai nebedarysiu. Jūs geriau darykit, pavyzdžiui, iki naujų metų, aš, pavyzdžiui, turiu užsibrėžus tikslą, tai tiesiog, pavyzdžiui, bent kokie 5-6 mėnesius tiesiog nuosekliai kurkit, darykit ir tada įvertinkit visą tai, ką jūs padarėt. Aš manau, kad čia yra didžiausias dalykas, ko daugiausiai ir trūksta žmonėm. O kitas dalykas yra perfekcionizmas. Tiesiog baigit šitą visą perfekcionizmo geimą, ta prasme, yra geriau padaryti. Viskas nulaižyta tobulą. Ir gaunasi, bet aš irgi turiu šitą tokią problemą, man turi viskas gėlės tvarkingai stovėti stiklinės. Čia yra moterų labai dalykas, toksai. Aš kiek su moteriu sudirbu. Vat kojos, čia taip gerai kojos, ar taip gerai, kaip čia dabar atsisės. Bet, žinai, yra toks posakis, kad aš, žodžiu, 20% pastangų duoda 80% rezultatų. Reiškia, visos kitos pastangos neduoda jokio rezultato. Tai reikia labai suprasti, į ką iš tikrųjų verta koncentruotis. Tai mažiau perfekcionizmo. Taip, tiesiog jau geriau tu nuoseklumą išlaikysi su tais prastesniais biški video, bet tu nelauksi mėnesio laiko, kol tu ten gausi kažkokį geresnį video, ar kažkokią geresnę kamerą tu ten ateis. Tu geriau jau pradėk per tą laiką, kol tu darysi netobulai, tu tiek daug išmoksi visko, kad tu jau po to, kai turėsi geresnę kamerą, galėsi viską jau pritaikyti. Tai čia yra žymiai geresnis variantas. O kokie video, pavyzdžiui, dabar, nežinau, ant bangos, ar kaip čia, buvo momentas toks kalbančios galvos, tie patys laivai buvo labai populiaru, visi laivus darydavo, atrodo, ar ne? Dabar lyg ir taip aprimo šitą bangą, bet tai irgi yra dar. Tada yra tie, kur, kepa kaip blynus, kur visi vienodus daro tos. Šiaip, šiuo metu. Kokioje industrijoje labiau? Ai, skiriasi, ar ne? Jo, labai skiriasi nuo industrijos, nuo followerių kiekio, ar tai yra... Gerai, fotografija mane asmeniškai domina. Fotografija. Čia labai sudėtinga. Čia yra labai sudėtinga. Dirbau su fotografija, jau dabar ant konsultacinio labiau modelio perinam, bet... Yra toks dalykas su fotografais, dar anksčiau esu dirbus irgi, kad vis tiek tai yra toks labai smulkmeniškas dalykas. Čia perfekcionizmas atsiskleidžia visų maksimum fotografais dirbant. Nes tenais tas feedas turi būti tenais irgi išlaižytas. Jiem ten, tiesiog jiem nereikia kažkokių didelių paklodžių rašyti, pavyzdžiui, jiem visiškai neaktualu tai yra. Ir man atrodo, čia yra, pavyzdžiui, aš visada galvojau, kaip, labai svarbu, tu turi, būtent pavyzdžiui, rodyti, kad tu gali gražų turinį kurti. Nes jeigu tu fotografuoji, tai tu turi ir tą parodyti, ir tavo turinys turi būti irgi gražus. Bet tada išgirdau tokį dalyką, kad, kaip kas ir produktus ten pardavinėja ar panašiai, negalima nuolat kelti savo darytų nuotraukų. Atseit, kaip pavyzdį, čia mano darbai. Nes visiems žmonėms, žmonės renkasi žmonės ir turi rodyti save. Ir tada man galvoju, tai kaip tada aš rodau save, bet žmonės tai kreipiasi į mane dėl mano darbų ir jiem reikia kokybės, profesionalumo. Tai kaip čia yra? Čia labai gerai palietė dalyką ir man lygiai tas pats, mano klientai fotografai, aš lygiai taip pat jiem edukuoju apie tai, nes iš tikrųjų tu gali, aš kad pasakai negali, šiaip tu gali, kelti tos nuotraukas, viskas su tuo yra ok, tu tiesiog būsi fotografas, kuris kelia tas nuotraukas, kur žmonės žiūri, jiems patinka stilius, jiems tas patinka, nas patinka, bet yra labai didelė konkurencija. Yra kiti fotografai, kurie dar ir savo asmenybę parodo. Ir aš, pavyzdžiui, kaip klientas, ateinu į tavo profilį ir aš matau, ok, čia yra gražios nuotraukos, ok, moka fotografuoti, moka editinti, viskas super, super.
Bet aš atinu į kitą kažkokį fotografo profilį ir aš žiūriu, jis irgi turi lygiai tas pačius gebėjimus fotografuoti, editinti viską ten super, bet jis dar plus savo asmenybę parodo ir aš matau, kad jis yra draugiškas, jisai man padės, man empatiškai su manim elgsis fotosesijos metu, jisai man tenais atsiūs nuotraukas, tada ir tada, nes jis apie tai komunikuoja. Ir tiesiog aš žymiai daugiau naudų gaunu iš to kito fotografo. Dėl to yra labai svarbu pridėti kuo daugiau to value, tos vertės žmonėms. O viena iš viečių yra tiesiog rodyti savo asmenybę. Ir taip pritraukti žmonės, kad nes fotografas ne vien yra geras, kad jisai gerai fotografuoja, bet yra, kad jisai komunikuoja kaip su žmogum. Nu va, o tai gerai, tai pavyzdžiui fotografas, ne, tai kas būtų šiuo metu taip ant bangos? Ką reiktų kelti, tai vad save? Tai turėtų būti miksas, aš sakyčiau. Daugiausiai galbūt tikrai vis tiek į patį feedą, į patį tinklelį kelti, tikrai manau siūčiau tiesiog nuotraukas, iš fotosesijų. Taip pat galima būtų backstage'o kelti video visokius, kas yra labai irgi užkabina žmonės video visokie backstage'o, kaip ta fotosesija, pavyzdžiui, prieš ir po. O į tiesiog istorijus, highlightus ir tiesiog tuos visus tokius labiau kelti tokius apie save, pristatyti. Turėti bent jau savo highlightą, bent jau vieną, kad about me tiesiog būtų. Ir kuo geriau būtų, iš tikrųjų geriau būtų negu tiesiog ten, kad ne vien tik parašyti, bet iš tikrųjų kalbėti kamerą, kas labai sunku yra. O dabar pagalvojau, pas mane viskas atvirkščiai. Pas mane highlightas yra mano darbai pagal, ten tarkim, produktai ar verslo portretai ir panašiai. Ten dar dirbtuvės, dar kažkas. Būtent tai, ką aš darau, o visas feedas eina mano kažkoks gyvenimas. Bet irgi priklauso labai nuo tikslų. Vienam fotografui tikslas yra, kad kuo daugiau registracijų followerių būtų, o galbūt tikslas yra kažkoks ar kitoks. Tai čia kaip su tais followeriais, nes dabar, man atrodo, nebėra taip svarbu, kad jų būtų kuo daugiau, ar ne? Čia jau šitas praėjo gal, kad reikia kuo daugiau surinkti. Vieniem praėjo, kitiem ne. Bet gerai, patiem turinio kūrėjam, aš suprantu, visiems norisi kuo daugiau followerių. Bet, tarkim, klientam, žmonėm, kurie eina, žiūri, perka arba followina, ar jiem yra labai svarbu, ten pas mane 1000 ar 10 000? Žiūrint, kokai tu esi irgi, labai daug yra konteksto priklauso. Bet šiaip žmonėm yra svarbiausia vertė, kokią jie gauna. Ir jiem visiškai nesvarbu, ta vertė bus iš šito akaunto, kuris turi 1 followerį, ar kur 1 milijoną followerių turi. Tai reiškia, nėra kaip ir svarbu. Bet irgi tas skaičius. Yra dar toks dalykas kaip tas credibility arba toks, žinai, social proofas, kuris šiek tiek tokį turi daug sekėjų, reiškia, čia yra aktualu. Ir žmogus, kuris gal neturi savo labai ten nuomonės ar kažko, ar gal šiaip tiesiog yra šiek tiek pasimetęs ties tuo profiliu ir galvoja, čia sek, nesek, daugiau šansų jis paspaus sekti, jeigu daugiau turi followerių. Bet nereikėtų koncentruotis į tai. O kas yra daug followerių? Vat kur ta riba, kur jau sakyčiau, čia daug followerių? Kiekvienam labai skirtingai. Tai, pavyzdžiui, Lietuvoje tai ten jau ten kokį 30 000, 50 000, jau čia sakoma visai jau toks kaip ir mikroinfluenceris, kažkoks, gal ne mikro, jau tas didesnė pusė, tiesiog jau, kad jau yra jau kažkas. O, pavyzdžiui, užsienį tenais čia norma, prasme, dar yra atrodo tiek. Aš čia, aišku, tokį labai pasakiau, čia taip grupiai, čia nėra labai apskaičiavusis, kad tiesiog pasakiau, kad Lietuvoje taip, o užsienį kitaip ir nuo nišos dar labai priklauso. Tai ir kiekvienam žmogui skirtingai. Vieniem daug tiek, čia nėra tokio visiškai. Gerai, o tai ką daryti tada, kad pritrauk daugiau sekėjų ir po to juos dar ir išlaikyti? Nes aš, pavyzdžiui, pas save pasižiūriu, tai visada būna ir unfollowerių. Ne? Ir gerai, kad jų yra. Bet jie, kaip pasakyti, išsilaiko toks balansas, jų tų followerių yra daugiau negu unfollow, bet visada jų yra, kas nebenori sekti ir žiūrėti. Bet man atrodo, čia labai normalu, nes aš ir pati taip darau. Kai žiūri, nebeįdomu. Ir netgi dar geriau, kad jie tiesiog unfollowina tave, jeigu jiem neįdomu, negu kad jie tiesiog su tave laikytų, ten kažką po vos nežiūrėtų, bet iš tikrųjų tai algoritmai gadinasi, nes tada gaunasi, kad jeigu tam žmogui yra neįdomu, bet jis tave vis tiek seka, arba ten kažkiek pasižiūri, tada algoritmas galvoja, kad tai man tada gal reikia daugiau panašių kažkokių rodyti irgi, panašiem profiliam rodyti, kaip tas, kuris yra tas sekėjas. Ir tada rodos, netinkamam žmonėm tiesiog. Tai geriau turėti tokią labai stiprią sekėjų bazę, kuriem iš tikrųjų labai įdomu, yra didesnis galimybės tiesiog augimui.
Tai kaip nesivaikykite tuos sekėjus dauginti? Tai Ką daryti, kad jie atsirastų? nesivaikyti followers, sakyčiau. Labiau žiūrėti tiesiog žiūrėti labiau į patį turinį. Ir žiūrėti labiau, kaip aš galiu naudą duoti žmonėms. Ir negalvoti apie tą tokį, kad čia reikia labai greitų followerių gauti, nes tada nukenčia turinio kokybė, visas tas toks value. Nu, tai tiesiog, kaip tik, aš siūlau, tiesiog išsitrinkit tuos skaičius, negalvokit apie juos, kurkit tinkamą turinį. Nuosekliai. Taip. Tiesiog laikytis nuoseklumo ir nesistengti viską padaryti tobulai. Taip. Gerai. O aš žiūrėjau tavo asmeninį profilį, ar ne? Mačiau, kad tu daug keliauji, atrodo taip gerai gyveni. Ar visada buvai tokia, nežinau, laiminga, sėkminga? Labai geras klausimas. Šiaip aš esu tas žmogus, kuris yra pozityvus šiaip gyvenime, visą laiką žiūri kažkokias nesėkmes, kaip į galimybę tobulėti arba kažkaip, žinai, pasimti kažkokią pamoką ir aš taip pozityviai visai žiūri viską, bet tikrai mano gyvenime buvo labai ir sunkių etapų. Gal gali pasidalinti, kas tai buvo? Pradėkime nuo to, kad aš, pavyzdžiui, vaikystėje turėjau labai, paauglystėje, vaikystėje labai daug turėjau patyčių. Mano viskas buvo pastatyta, visa paauglystė ant tų patyčių. Nors tai labai man įkvėpė ir davė motivacijos stengtis ir įrodyti visų pirma savo, kad aš galiu padaryti dalykus ir kad aš esu stiprus žmogus. Tai tokio savotiško davė energijos. Ką tu darėjai, ta prasme, kaip elgeisi? Tai aš tiesiog gerai mokiausi, aš supratau, kad aš turiu tiesiog mokytis, koncentruotis į tai, kas man yra įdomu, patinka, kad aš galėčiau turėti gyvenimą po to kažkokį gero, ne tiesiog destrukcijai kažkaip būtų. O buvai depresijoje ar kažkokioj, žinai, tokioj labai slogioj nuotaikoje? Jo, teko irgi būti labai tokioj slogioj nuotaikoje, tokioj kaip vos depresiniai būkliai, kur, taip pasakysiu, tiesiog negali atsikelti iš lovos anksti. Mano būdavo įprastas atsikėlimas 2-3 dienos, tiesiog kiekvieną dieną. Bet dabar jaunimo, aš, pavyzdžiui, save atsimenu, kai jaunystėje, tai irgi tikrai miegodavau, man atrodo, iki pietų. Jo, aš irgi mėgdavau, bet čia jau buvo, kai aš jau ten buvau gal 20 metų, jau virš 20 metų, kur jau aš turėjau ir tą etapą, kai jau normaliai keliuosi, po to vėl pradėjau keltis taip vėlai, nes tiesiog mano buvo vienintelis įdomumas tiesiog miegoti ir sapnuoti, nes bent jau sapnavimo metu kažką jausdavau, kažkokią emociją, nes aš šiaip tiesiog nematydavau prasmės ir man įdomu būdavo nieko daryti, aš neturėdavau jokių energijų eiti tenai sportuoti ar ten kažką veikti, gamintis tenais, man neįdomu viskas būdavo, visiškai nebūdavo jokio motivacijos, energijos ir prasmės tame. O kaip tu atsispyrei nuo to dugno, ar ne, kai nėra prasmės, nėra tikėjimo, ką darei, kas tau padėjo? Tikėjimas labiausiai padėjo, tiesiog, kad viskas bus gerai ir tada nuo to atsispyriau, bet dar irgi noriu pasakyti, kad kai esi dugne visiškam, tai yra didžiausias potencialas atsispirti, nes tu esi dugne, tu jau, tarkim, jau nėra kur kristi, ne? Nėra kur kristi, tiesiog tu gali tik atsispirti, tiesiog. Ir tada tu gali kažką daryti, labai yra sunku, kai tau yra dar sunku, bet dar nedugnas. Ir atrodo, tu kaip ir čia viskas gerai, čia dirbu, čia ir tą darau, bet taip blogai jaučiuosi. Ir atrodo, tu negali sakyti, kad kažkas blogai, nes tu tipo kaip ir gerai, visi sako, čia viskas gerai, žinai tau. Tai čia yra sunkiausias dalykas, kai nėra tokios jau ten labai didelės slogios nuotaikos, bet yra slogi nuotaika, bet nėra kažkokios labai sunkios depresijos, bet yra tiesiog sunku. Ir atrodo, kad tai niekada nesibaigs. Tai aš ką padariau, aš savo tiesiog parašiau laišką, kad tai baigsis ir pamatysi, tau viskas bus gerai, tu vėl gyvensi normaliai, eisi, džiaugsis gyvenimu kaip anksčiau. Ir tada dar buvau Ispanijoje išvažiavus ten su draugė ir tokia tatuiruotė pasidariau čia, esu tam bien pasaro vadinasi. Ką reiškia? Reiškia, kad ir tai praeina, kad viskas praeina. Ateina tas praeis, ateina kitas praeis, žinai, viskas praeina. Ir geri dalykai, ir blogi dalykai. Tai aš pasidariau tą tatuiruotę ir aš tokia mintim pasidariau, kad tuo metu man buvo blogai, tai aš tokia galvoju, Milda, dabar tau yra blogai, šitą tatuiruotę tau primins, kad viskas praeis ir kad tau kaip tikėjimo simbolis toksai bus, o vėliau, dabar, tarkim, man jau kaip ir, aš jau tiesiog galiu normaliai gyventi ir pasižiūrėti tą tatuiruotę ir aš tiesiog pagalvoju, kad
aš buvau teisi. Ir šitą frazę buvo teisi, tai praėjo, ta prasme, tai reiškia, kad viskas praeina, net ir tie geri dalykai, jie irgi praeina, tiesiog reikia džiaugtis, džiaugtis gyvenimu, kaip yra ir viskas. Mhm. Nu, labai įdomu klausyti visos tos istorijos, tai tu esi tikinti. Aš ne į krikščionybę, gal sakyčiau taip. Bet šiaip kalbi apie, vat, nu, tau padėjo, sakai, tikėjimas, tai apie kokį tikėjimą? Apie tikėjimą, o tą, kad viskas praeis. Savimi, taip, ir savimi, ir tiesiog likimu, kad, nu, čia tau negali būti visą gyvenimą dabar tokia savybūta. Čia taip, nu, nebus. O nors atrodo, kad tikrai bus, nes taip yra, tiesiog, kad tu tuo metu esi toj būsenai ir tu jau net nebeatsimeni, kaip tau buvo kažkada gerai, tu tiesiog esi grinai toj būsenai, tau atrodo, kad visą laiką taip dabar bus, visą gyvenimą taip bus. Kaip dabar šiuo metu, tu jautiesi gerai? Jo, nu aš labai džiaugiuosi savimi, nes visą laiką gali lyginti su kitais žmonėmis. Visą laiką yra kur dar siekti, kur dar daugiau uždirbti, kur dar kažkur pastemti ties kažkokiais dalykais, bet aš stengiuosi lyginti su savim, ne su kitais, o su savim. Ir aš kaip pasižiūriu, aš prieš kelis metus visiškai net neturėjau nei motivacijos, nei sportuoti, nei keltis, nei kažką veikti, o tiesiog žiūrėdavau filmus, valgydavau ir būdavau lovai daugumą dienų. Tai aš dabar matau, kad aš pasitempiau ties tuo. Aš dabar jau gerai jaučiuosi, aš turiu energijos, kas yra svarbiausia. Ką tu darai? Ką darau dienos eigoje? Kaip tu pagerinai tą dienos? Labai step by step. Aš taip po truputį mažas tiksliukas, tenais atsikelti, pavyzdžiui, ne 1, gal 11, 10, po to 9, dabar jau ten irgi anksčiau dar kelios. Ir tiesiog aš matau, kad man pavyksta išlaikyti tą consistency, kas yra pats svarbiausias dalykas, bent jau mano atveju. Aš tiesiog labai taip tokiais, kad ten arba vos ne po pietų kelies, arba jau ten žiauriai griežtai kokią 7 turi keltis. Žiauriai yra sunku organizmui. Tai geriau taip neeikvoti savo organizmo, tiesiog po truputį viską daryti, mažai žingsneliais ir pamėgti tai, ką darai, nes taip automatiškai gaunasi. Kai tu kažką pradedi daryti, iš pradžių yra labai sunku, tarkim, sportuoti, kai tau dar ypač po tų visų tokių, kur ten vien tik guli ir miegi, tai yra labai sunku pradėti sportuoti, bet 2 kartus per savaitę ar ten kartą per savaitę nueisiu pasportuosiu trumpai į salę, nes, pavyzdžiui, mėgstu salėje sportuoti. Dabar sportuoji? Jo, o dabar kas 2 dieną jau sportuoju, nes man pradėjo patikti jau tas. Ir nereikia iškart, kai tu esi toj blogoj būsenoj, iš karto sakyti, aš dabar kas 2 dieną sportuosiu. Nu, čia yra tiesiog, kai tau net nepatinka tas dalykas, nes tiesiog nenoriu to. Tai čia reikia labai su savim taip save reikia mylėti ir rewardinti save už tai, kad tu padarai, va, pavyzdžiui, ten pasportavai, aš laikas šaunuolė, tu pasportavai, tu atsikėliai. Ir dabar tu gali kažką gal skanus pavalgyti už tai, nu, pavyzdžiui, taip susitarti su savim. Nu, įdomiai. Ir, žodžiu, tu, kaip pasakyti, kalbėjai apie tai, kad ar nebijot keistis ir bandyti tais mažai žingsneliais tuos pokyčius kažkokius daryti, ar ne? Jo. Bet kartais būna labai sunku, žmonės atrodo žino, ne, ir ką reikia daryti, bet vis tiek nesigauna, vat, pradėti sportuoti. Ką daryti? Tai reiškia, gal nenori pakankamai, arba yra antiek nekomfortiška tas sportas, išėjimas iš komforto zonos toks didelis, kad yra tiesiog patogiau, nedaryti to, nes žymiai patogiau tuo metu yra tiesiog apsikamšus bulovų ir kokį nors comfy food valgyti ir žiūrėti kokį nors serialą. Ir tai yra žymiai komfortiškiau, tu jauties toks, kaip fainai. Ir tu nenori ten apie tą salę pagalvoti. Bet kuo tu labiau po truputį eini į tą, tai atrodo visiems žmonėms, kad tai yra kančia iš karto, kai ten sportuoja daug ar kažką, bet tuo metu, kai tu jau iki to, iš to perspektyvos, taip žiūri, jeigu mano ankstesnė versija Mildas, kuris sėdi lovai, sakytų, bet tai Milda, taigi iš taip sunku, kiekvieną dieną sportuoti, vos ne kas 2 dieną sportuoti, aš čia žiauriai sunku, kaip tu taip gali, taigi čia tu alini save, bet ne tokie, tu čia alini save, čia tau yra kankini, tu negerai čia tavo kūnui, taip. O aš dabar, jei tiesiog sakyčiau, aš jau viskas, aš jau, kaip sakant, po truputį mažai žingsnelis atėjau iki to, kad man tai patinka, tai man suteikia energijos, tai man pakrauna dienai, aš nesuprasdavau, ką tai reiškia anksčiau. Dar tu galbūt čia kaip baigusi coachingą, ar ne, kalbėjai apie tai, kad reikia užduoti kuo daugiau nepatogių klausimų. Sau ir kitiem, ir man įdomu, pavyzdžiui, tu sau, kokį esi patį nepatogiausią klausimą uždavus? Aš nesakyčiau, kad ten reikia, bet tiesiog, kad yra fainai. Man fainai užduoti nepatogius klausimus. Savo nepatogų klausimą, aš sakyčiau, kad
visi yra nepatogus klausimai, kur kažkas kaip ir vat yra gerai, bet kažkas kaip ir biški negerai ir atrodo, tu savęs klausi, tai Milda, tu nori dabar šitoj situacijai būti, arba ten, ar tu gal turėtum kažką pasakyti dabar žmogui tam ar kažką, ir toks, kur, nu gal ne, gal čia, žinai, kažkaip nekomfortiška kažką, ir tas toks su savim susiderinimas, kad ar čia mes toliau tiesiog praignoruojam ir viskas gerai, ar reikėtų vis dėlto kažką tai vis dėlto daryti. Tai man toks, gal sakyčiau, nepatogus yra. Save kaip pastatai tą, ar ne, kad turi vis tiek eiti kažką padaryti, nors tau yra labai nemalonu. Nu, arba tiesiog priimti sprendimą, kad ne, nereikia man to dabar daryti. Tiesiog toksai nepatogių sprendimų gal priėmimas dar kol kas yra šitas, ant kurio aš dabar irgi stengiuosi dirbti. Gerai. O jau pabaigai tuomet, ką palinkėtum mūsų žiūrovams ar patartum? Palinkėčiau kelius dalykus. Jeigu esat, pavyzdžiui, kažkokiai situacijai tokioj, kad tikrai nematot išeities ilgą laiką tenais, bet kažkas yra, jums gal neturite tiek energijos, kiek norėtumėte turėti, neturite tiek jėgų, kiek norėtumėte. Jeigu kažkas matot, tikrai kažkas ne taip yra, bet šiuo metu tiesiog nebijokite to pripažinti, tą, kaip sakant, angliškai pasakysiu, acknowledginti ir tiesiog daryti kažką dėl savęs. Vos ne spardyti kitiems šikną ir savo, kad kažkas įvyktų. Tai galėtų būti, ar tai ten, nežinau, eikite, įskreipkite specialistus ir sakykite, kad man čia atrodo visiems viskas gerai, bet tu turi sakyti, kad tau negerai ir viskas. Ir niekada to tikėjimo neprarasti, kad viskas bus vis tiek gerai kažkada. Arba kad gali būti geriau. Ir jo, kad tikrai bus geriau ir gyvenimas yra toks kintantis, tiesiog nereikia priešintis tam kintamumui gyvenimo, nes tikrai jis yra labai gražus. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu palinkėti, kad nebijokit failint. Kuo daugiau failinkit, tuo geriau bus, ta prasme. Jūs kuo daugiau failinsit, jūs pasidarysit imunitetą failinimui. Ir kai jūs kažką bijosit daryti, jūs nebebijosit jau po to, kiek jūs prifailinot, nes jūs galvosit, čia taigi dar vienas failas, nieko tokio, kas šitokio. Ir tiesiog jums man tiek pasidarys, nesvarbu kitų žmonių, tenais kažkokie nuomonės, kažkokie tai ten įsitikinimai, jūs tiesiog eisite savo gyvenimo vaga ir jums nieks neįtakos. Tai tiesiog kuo daugiau failingit ir tikėkit, kad viskas bus gerai. Super, labai buvo smagu su tavim bendrauti iš tikrųjų. Ir tokia esi šviesi, pozityvi, užkrečianti savo energiją, tai tas labai matosi ir jaučiasi, dėl to labai malonu visada tokius žmonės sutikti, nes aš pati, manau, irgi panašiai kažkuo esu. Tai jeigu ir jums patiko, tai prašom spauskite like, follow ir subscribe, nepamirškit ir Milda gal dar ir pasidarint savo profiliais, ar ne, kur galėtų tave rasti. Dabar pasidalinti. Arba komentaruose, arba dabar, kaip tau būtų patogu. Tai jeigu kažkam įdomu, tai galėsi pažiūrėti tą Milda Vision. Apie ką ten kuriu. Gerai, būtinai užeisim ir pažiūrėsim. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.